Labas vakaras, sveikinamės vėl iš studijos 101. Esame pas Mariuką ir šiandien turime labai įdomų pašnekovą. Aš Kaune gyvenu gal 25 metai ir daug gandų, daug kalbų ir pasisveikindavome karts nuo karto gatvėje, bet viskas įvyko prieš kokias 4 dienas. Gerbiamas Andrius ėjo Kęstučio gatve, o kaip žinome... Tik tai ne ponas. Ne, draugas ar miestietis, ar kaunietis Andrius šuoliavo Kęstučio gatve, kaip žinote, kurioje įsikūręs Bocmanas, ir pasisveikinam po labas, pasėdėjom, pašnekėjom ir sakau, tai... Ne, tu šiaip pašnekėjom. Ne, turim nealkoholinio, turim... Andrius mėgsta alų, kiek žinau, gal apie tai vėliau pakalbėsim, kokias rūšis Andrius mėgsta, vienok Bocmanas, svarbiausia nealkoholinis. Jo, svarbiausia, kad tai yra nealkoholinis, kaip visi žinome, šiais laikais visas alus ir visi gėrimai yra nealkoholiniai, bet pradėkime nuo to, Andriau, kad visi daug girdėjome, skaitėme ir visą kitą, tai Andriau, jūsų kelias Kaune, baigėt mokyklą, nuo ko viskas prasidėjo, visi žinom 2 kadencijos mero pareigose, bet vis tiek iki to reikia augti ir man kaip verslininkui, kaip kauniečiui, nežinau, ar aš galiu vadintis kaunietis, jeigu daugiau gyvenu Kaune, esu kilęs iš Jurbarko, kaip ten... Matai, sveiki, pradžioj yra kaunietis ir kauniškis. Kaunietis ir kauniškis. Aha. Ir skiriasi tik tai tuo, kad jeigu tu gimėjai Kaune, tai tu esi kaunietis. O pats tamsta esi... Kauniškis. Tai panašiai kaip kiškis. Žinai, čia nepriim kaip įžeidimą. Žinai, ta prasme, bet yra tam tikras skirtumas ir, kaip sakyt, ir aš 3 kartos irgi kaunietis. Kaunietis, nes kiškis. Bet mano seneliai kažkada buvo irgi kauniškiai. Taigi irgi atsikėlė iš kitur. Čia ilgą istoriją pasakoti, bet nepriimk to kaip įžeidimo, bet čia jau turi žinoti, kuo skiriasi, žinai. Tai aš esu jurbarkietis, bet šiuo atveju kauniškis. Jurbarkietis ir kauniškis. Taip. Tai būtų teisingiausia. Tai, Andriau, tai kaunietis, reiškia, jūsų šaknys labai gilios šitam mieste ir baigėt mokyklą. Simono Daukanto, sovietiškai galima pasakyti, kad tai buvo 26 vidurinė mokykla, bet džiaugiuosi, kad, kaip sakyt, mums bebaigiant mokyklą buvo išvesta okupacinė armija 93 ir mes jau gavom Simono Daukanto pavadinimą mokyklos, tai atestatė yra Simono Daukanto. Simono Daukanto, Tai koks čia rajonas, aš kauniškis, tai... Čia galima sakyti Dainavos turbūt. Dainava. Žodžiu... Pašilės gatvė, žodžiu, tam blokė, monolite, gerbiamas Andrius ten aplinkui. Gal apsiekim be tų gerbiamų ir tų. Gerai, važiuojam paprastai. Gatvės kalbos, susitikom gatvėje. Be ponų, be gerbiamų. Karolis, Andrius, žodžiu. Tai man būtų priimtiniau. Gerai. Tai baigėt mokyklą ir kokie mokslai, kas toliau, kur? Kas geriausiai sekėsi, matai, mes 5-baliai sistemoje mokėmės tada dar ir, kaip sakyt, čia galėtų kažkas pasijuokti, žinai, bet geometrijos, geografijos, algebros tenai buvo 5-tukai. Bet kas įdomu, kad aš pasukau, tada įsikūręs buvo Vytauto Didžiojo universitetas ir ten pasukau ir gavosi taip, kad baigiau istoriją, ir dar papildomai tų 10 kreditų ėmiau politologijos. Kur jau prieinam, kur užčiuopiam, tai iš tikrųjų, Andriu, mes
miestiečiai, skaitom dažniausiai antraštės, ten pažįsti, nepažįsti žmogų, bet vat, tiek pasigilinus nebuvo, nu, vat, tai vadinkim, įdomus klausimai ir kyla iš to, kad baigėt ir politologijos kažkokios. Tai ar tai jūs pastumėjo link to kelio, kurį... Nu, matai, aš negaliu sakyti, kad buvau, kaip sakyta, politiškas. Tėtis mano buvo sąjūdietis, yra sąjūdietis, ta prasme, ir, nu, kaip sakyta, tada nei Facebook'ų buvo, nei ką, bet šeimoje apie politiką buvo supratimas. Aš į jaunuosius konservatorius įstojau 1993 metais vien dėl to, kad skaičiau Lietuvos aidą ir buvo pakvietimas, kad nu, gal kas norit po LDDpistų, taip vadinamų, pergalės. Buvo kvietimas Lietuvos aidą, kad na, gal kam įdomu dešiniajam jaunimui steigti jaunųjų konservatorių lygą ir bus žaidžiamas krepšinis. O, tai mes čia turim jau kažkokią... Jo, tai, nu, galvoju, politika aš mažai iš manęs, kas ten išeina ir taip toliau, nu, bet krepšinė galėčiau tenai sužaisti toj stovyklai. Nu, tai ir nuvažiavau aš į tuos anykščius. Nu, ir taip ir prasidėjo, kaip sakyt, po mokyklos tas politinis kelias. Mes iki krepšinio tikrai daeisim, nes turim kažkokiu tai sąlyčio taškų ir turim daug klausimų apie tą krepšinį. Tai įstojot į jaunuosius politikus, na... Konservatorius. Konkrečiai. Taip, konkrečiai, ne? Ir toliau sekė kokią karjerą, nu... Aš nežinau. Dirb vis tiek specialybę. Taip, paskui aš nuėjau, aišku, į magistratūrą, tam pačiam Vytauto Didžiojo universitete. Ir kas įdomiausia, pabandžiau dalyvauti rinkimuose. O, kelinti šių metai buvo? Tai pirmą kartą tai buvo 1997 metais, bet tada dar nereitingavo. Tada sąrašų dar... Nebuvo tokio. Buvo sąrašai, bet kaip sakyt, kaip sustatyta, taip ir kas ten kokioj pozicijai. Tai sakau, man siūlė, kadangi kaip jaunajam konservatoriui būti 10 numeriu, sakau, gal aš einu į pabaigą, ten vis tiek jau, žinai, kad kitų nenervuoti kandidatų, konkurentų, ten, taip, žinai, nu tai nuėjau į pabaigą, o 2000-aisiais jau pakeitė įstatymą ir buvo reitinguojami žmonės, nu, kandidatai. Tai va, tada iš 10 vietos šokau į 6 ir išrinko prieš Šustauską. 2000-aisiais. Ir tada dar nebuvo baigęs magistrantūros, atsiprašau, tai mane tada Šustauskas apšaukė, amžinatilsį, jo, paskui bendraudavom visai neblogai, tai apšaukė neapsiplunksnavusių paukščiukų. Tai jūs išrinko, priminkit, 2000-ais. Į Kauno miesto tarybą. Į tarybą, nu va tai ko. Kauno miesto taryba. Taryba, tai vadinkim palei partijos sąrašą, atsirado... Atsiradau, va toks pirmą kartą, va toks, kaip sakyt, kaip amžinatilsį Šustauskas sakė, neapsiplunksnavęs, toksai miesto taryboje jauniausias. Jauniausias buvo konservatorius taryboje. Man atrodo, apskritai jauniausias. Apskritai. Nu, gerai, atsiradot taryboje, kiek jūsų buvo ten konservatorių? Ten mūsų nedaug buvo, ten. Kas tuo metu, kokią partiją? Oi, tenai, nu, ten tie Šustauskiniai buvo, ten buvo Naujoji sąjunga. Naujoji sąjunga. Ten mes ten opozicijai. Opozicijai. Kaip ir dabar. Kaip ir dabar, opozicijai nebuvo jūsų daug ir... Nu jo, bet aš vienas iš ten 8 ar 9 buvau. Nepasakysiu dabar kiek tiksliai, reiktų googlinti. Žodžiu, darbas buvo kaip ir dabar, oponavot, dirbot. Iš tikrųjų tai jo, išstumdavo mane tenai, žinai, irgi nenoriu minėti kolegų ir pavardžių, sakydavo, čia reikia tokį pranešimą paskaityti, čia reikia paklausti, čia taip toliau, žinau, visi patogiai sėdėdavo, žinai. Tai va, tai man kaip paprastam žmogui labai įdomu, nes čia tokia aš esu verslininkas ir nelabai žinau struktūros, kaip
veikia ir jis žmogiškai kyla klausimų. Man visada Ne, tai įdomu viskas tvarkoj, procesai. viskas gerai, klausk. Tai pagrindiniai klausimai, nu tai yra, mes suprantam, yra partija, yra partijos vadovai, pagrindinės žinutės ir vadinkim, jūs taryboje tas toks mažas žmogelis, kuris, kaip sakot, turit kažkokią žinutę ištransliuotą, ne? Nu tai jūs ten tą žinutę ištransliuojat ir visą kitą, ir kada ir kokiu būdu įvyksta tas lūžis, kada jums jau reikia didesnę tą žinutę, ar tai pareina iš aukščiau, ar jūs labai turit patys, kaip politikai, apsispręst, ką jūs dabar transliuosit. Vadinkim, mes suprantam, politika tai yra plačiaja prasme viešas kalbėjimas. Valstybė, viską, bet mes turim miestą, turim miesto tarybą, turim miesto klausimus, ne? Tai tada jau prasideda ta patirtis, tas suvokimas to miesto problemos, ne? Vadinkim, tai jūs jau turit ir gilintis į tas problemas, ne? Pradedat jūs gilintis į visą tą, kas vyksta tam Kaune, ne? Tai va, teisingai pats, Karolis, ir sakai, žinai, pradžioj aš galvoju, tai čia bus visai neblogai gyvenimo aprašymai, žinai. Taip, cili geras. Prasme, va, 4 metus, ar ten tuo metu 3 ar 4 metus ten kadenciją pasidomėsiu miesto klausimais ir praturtinsiu biškį bagažą. Žinai, ir tada gaunasi taip, kad paskui, vėl išrinka. Vėl. Antrą kadenciją į tarybą toliau. Į Kauno miesto tarybą. Taip, okei. Ir taip galvoju, pala, tai čia jau taip nebus paprasta, čia jau vien domėtis negali, jau čia turi ir rūpintis, jau turi domėtis visais klausimais ir kaip sakyti, jau ir žmonės atstovauti ir, už tave neveltui ten tie tūkstančiai balsuoja, žinai. Tai dar tada, vadinkim, į tarybą, tai vis tiek vyko rinkimai, žmonės balsuoja ir jau jūs išrenka, į tarybą išrenka patys miestiečiai, taip. Ir kuo jūs pakartojat kažkokį tai rezultatą ir antrus. Ne jūs. Tu, Andriu. Gerai, okei, Andriu, man įdomu pats procesas, nes vadinkim, pirmą ten kadenciją tarybos narių, gal ir per Fuksą, gal ten... vadinkim teisingai, ne? Fuksas ten pabaigiau. Jo labiau, kad studentas dar buvo. Tai čia Fuksas... žinai, paskaičiau ten laikraštį, susidomėjau tuo judėjimu, nevadinkim kažkokiu, man ten nesvetimos tos pažiūros, ne? Esu iš to šeimos, kuri, turi... man tik tai tos pažiūros, aš kitų, kaip sakyti, nebėgiojau ten, kaip buvau konservatorius, taip ir likau. Tai aš ir sakau, turit kažkokius savo įsitikinimus ten ir tada pirma kadencija per Fuksą ir tada antra kadencija ir toliau mes ir sekam tą seką, kad jau kažkas tai jūs buvo pamatęs, miestas, ne, yra miestiečiai, ar tu savo rajone, ar tu, kažkokius klausimus sprendai, nes aš prie ko lenkiu, dėl to, kad dabartiniai situacijai kažkuriuo metu vėl vyks rinkimai ir kažkada kaip vyksta rinkimai, ne? Nueini, pažiūri nuotraukas, kuris gražiau atrodo už tą balsuoti. Atsiprašau, čia patirtis. Nereikia atsiprašinėti, viskas. Patirtis, žinai, ir okei. Tu šneki kaip rinkėjas. Aš kaip rinkėjas, žinai, tai būdavo. Dabar, vadinkim, jau mes galim galvoti kitaip, ne? Turim, gyvenu. Taip. Gyvenu Kaune, turiu šeimą, turiu vaikus. Prisiregistravęs Kaune. Tai viskas. Turiu šeimą, turiu vaikus, turiu vaikų problemas, gyvenamosios vietos, visa kita ir tada yra seniūnijos, senaičiai, problemos ir jau man nebeužtenka tos nuotraukos. Tai aš dabar pagrįžtu atgal pas tave. Jau nori turėti ryšį su kažkuriuo, kuris... Kažkokią problemą sprendžia. Vadinkim, kažkokią problemą realią sprendžia. Tai aš link kur važiuoju, tai pirmas Fuksas, antras jau tu kažkokią gal ir problemą pasprendai, nuėjai, pasisveikinai gal ten su kaimynais, ar vis tiek turėjo kažkas balsuoti už tave, tai tau nesuteikė tos antros kadencijos partija, tu turėjai
iš miesto gaut jau pats pasitikėjimą, turėjai ne? savo jėgom ir savo, Tai ką darei kaip tuo sakyt, metu? savo šliuriam. Nu, va, įdomu, va, per ką, nu, tai Nu, žinai, buvo dar pirmoji kadencijoje mes tokią akciją atrakciją padarėm, nežinau, čia ar galima girtis ar negalima. Žinai, atvirai, va, tu, ne jūs, tu važiuoji. Okay, Gerai. tai tau aš galiu pasakyti. Tai sugalvojom su jaunaisiais, tais pačiais jaunaisiais konservatoriais, aš jau buvau miesto taryboje ir sakau, darom dviračių taką Laisvės alėjai. Ir tada buvo, žinai, buvo kažkas wow, nes iš tikrųjų, ir žinai, tada mes, aišku, biškai chuliganiškai pasielgėm, nusipirkom, aš nežinau, tada senukų turbūt dar nebuvo, žinai, bet iš kažkur nusipirkom dažų baltų, viską prisidarėm trafaretų, nu ir pavarėm nuo savivaldybės iki tuo metu buvusio banko, ar kaip jisai vadinosi, nu, žodžiu, iki Maironio gatvės, pavarėm dviračių taką. Su visais trafaretais, viską, kaip Kaunai, kaip turėtų veikti infrastruktūra, nes jau biškai buvom ir pakeliavę, demokratijos projektuose padalyvavę, ten ar tai Kopenhagoje, ar ten Švedijoje, ar panašiai, nu, žinai, jau truputį buvom pamatę pasaulio, žinai, ir, nu ir ką, ir padarėm, nu, kitą dieną, aišku, visi pamatė, ir ką, kvietimas į policiją. Gavot. Esat buvę, ne? Nu, ta prasme, prisėmiau atsakomybę. Jūs prisėmėte? Jo, prisėmiau. Tu. Tai prisėmiau atsakomybę. Nu, ką, kitą naktį šveitėm ten tos dažus. Šveitėt? Tai vis dėlto... Jo, nes buvo, pasirodo, nelegalu. Laisvės alėja, pėsčiųjų zona, ženklų nėra ir taip toliau. Tai va, nu tai... Ar pavyko tą projektą įgyvendinti kažkuriuo metu, paskui jau... Taip, dabar jau įgyvendintas, žinai, bet tuo metu... Jūsų iniciatyva ar kažkano kito, jūs buvote pirmi? Tai paskui jau, kai tapau meru, buvau išrinktas, tai viską legaliai padarė. Tai žodžiu, dar 4 antros kadencijos metai taryboje, taip, ir jau sprendžiat problemas. Daug problemų. Ar dar vis oponuojat, ar jau turit kažkokią galią? Ne, iš tikrųjų, jo, supratau, kas tai per darbas, nors visuomeninis. Supratau, kad tas problemas reikia viešinti, kelti. Aišku, tada, kaip sakau, tų socialinių tinklų nebuvo. Nebuvo. Ir tu netiek turėdavai iškelti miesto taryboje ir komitete kažkokią problemą, bet dar ir išsiųsti pranešimus spaudai. Tai va tas tada labai, ne taip kaip dabar parašai ten į Facebooką, jo, kažkur parašai ten socialiniuose ir jau visi žino ar kažkaip. Tada buvo kitaip. Tada reikėdavo, nu, sakyčiau, dvigubai arti. Reikėdavo ne tik tai pasisakyti, iškelti problemą, surašyti, gal net trigubai, bet dar išsiųsti pranešimą spaudai. Tai va, tai jo, ir tada atėjo tie 2007. O gerai, dar iki 2007 metų, tai kaip sakai, daug problemų, visą kitą, bet ar dabar tai žinau, kad yra, vadinkime, atlyginimas ir visą kitą, tada taryboje tikriausiai nebuvo tokio dalyko. Atlyginimas buvo kažkokios kanceliarinės. Mizeris. Visiškai. Tai gerai, tai esi jaunas, turi šeimą, ne, dirbi taryboje, sprendi socialinius dalykus, klausimus ir visą kitą. Iš kur? Ne, čia buvo teisingai sakai, ten buvo papildoma veikla. Tai nebuvo pagrindinė veikla, nes iš to, kaip sakyti, aš sakau, neišgyventų. Aš ten neatsimenu, kiek ten tų litų mokėdavo, bet tikrai ne dabartiniai, čia kaip Tapinas, ten kiti, žinai, ten tas kanceliarinės akcentuoja, tikrai iš to nebuvo įmanoma ne iš tų kanceliarinės. Tai tikrai buvo papildoma veikla, tai reiškia, ką ir teisingai sakai, kad tu turėdavai kitur dirbti. Tai va, noriu paklausti, tai gerai, okei, tai tarybos narys, atstovauji tam tikrą partiją, bet tai tada koks tavo darbas buvo, tas pirmą kadenciją, antrą, ką dirbai, vadinkim? Tai, žiūrėk, kaip sakyt, va čia pereisim prie kitų dalykų, žinai, aišku, aš kaunietis, tai man įdomu. Tai vis tiek, kaip sakyt, tie, kurie gyvendavo bendrabučiuose, žinai,
Nu, tai jie ten visokių veiklų prisigalvodavo. Nu, ir taip, vadinkim, aš suprantu, tai yra čia 2000-ieji, 2007 metai, nu visi visokios verslo Nu, struktūros. taip, Taip, Lenkija. vadinkim, truputį verslų užsėmė. Taip, 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 taip. va, kur aš vedu ir kas man įdomu, iš tikrųjų, nes aš esu verslininkas. Aš galiu paragauti to. Oi, nealkoholinis tikrai subalansuotas mum ir mūsų laidai. Vis tiek ir botsmanas. Ir botsmane vis tiek vienokį ar kitokį gėrimą. Vieną ar kitą tenka paragauti. Tai va, tai aš prie ko noriu prieiti, nes prieš ateinant čia vis galvoju, okei. Kad būti meru, nu, yra du keliai. Nu, mano galvoj, aš verslininkas galvoju vieną, tai tu turi, nu, turėti suvokimą, nu, vadovavimo struktūrai, nu, kaip vyksta dalykai, kaip vyksta verslas, prasukimas ir visa kita. Arba tau turi tas pareigybės nuleisti, ne, vadinkim. Aš to nežinau, žinai. Mes suprantu, ką tu šneki, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad, nu, žinai, aš savo gyvenimo kely, tai laipteliais lipau. Niekad nevažiavau. Aš niekad manęs nekėlė liftų. Liftų nekėlė, nes man tas pagrindiniai klausimai ir kyla, žinai, kad, okei, nu tai atstovauju ten partiją, žinom tą partiją, vadinkim, ir, nu, man kaip žmogui, kaip verslininkui, mes pakalbėjom ir taip. Noris užduoti klausimus, gal ir kažkam noris išgirsti, nu, vat kaip ta karjera darosi, ne? Nes taip atrodo daugam ir man taip atrodė, kad, nu, vat kažkas pastato tave. Partija. Jo, tai mes pašnekėjom pirmą kadenciją ten kažkaip, antrą jau turėjai dirbti ir išgyventi, ir šeimą auginti, ir visą kitą, tai turėjai būti ir verslus, prasukimą turėti ir iš čia ateina tos patirtis, ne, vadinkim taip. Tai dabar, jeigu taip toliau, jau prieinam prie tų 2007 metų ir vadinkim nuo tų 2000 ar ten 3000 tų pasitikinčių, tai jau užaugo turi ten 19, ne? Bet tada, kaip žinom, sistema buvo kitokia, tiesiogiai miestiečiai nerinko, ne? Taip, bet tai buvo dar sudėtingiau, matai, kiti galvoja, va čia dabar išrenka, tai dabartinis meras, tai ten tiek apsaugų turi, kad tu jo nenuimsi ir neatleisi. Ir, kaip sakyt, nebent per teismą įrodysi, bet ten vienu žodžiu. O tada meras galėdavo būti bet kurį posėdį atleidžiamas. Nes meras būdavo renkamas miesto taryboje. Tai toj pačioj taryboje, kur tu ten ir kur buvai? Visi, taip. Tai, sakykime, 8 frakcijos, ne, nu tai nėra vien tik tai, mes ten turėjom kokiu, ten 12-15 tų konservatorių, žinai, darbų. Bet tai nebuvo dauguma, ar buvo? Iš 41, tai buvo trečdalis, tik tai buvo paskui ir socdemai, buvo ir jaunalietuviai, ir liberalai, ir darbiečiai tenai, ir visi kiti, žinai, nu ir ten dar kokiu tik tai nebuvo, žinai. Jo, tai va tas ir įdomu, ne, tai vadinkim ten apšilai kojas pirmoji kadencija. Ir tau reikia suformuoti koaliciją, kuri tave išrinktų ir kuri neleistų tavęs atleisti. Ir tada, nu tai kyla. Bet žinok, išdavyšių. Ne, tu tai čia gyvenimas, čia šachmatai ir vat. Ir tu turi kasdieną galvoti ir tu turi. Tai aš matai. Aš nežinau, kiek kartų bandė atleisti. Tai vat man tas įdomu, dėl ko aš ir norėjau pakalbinti ir ta laida gal tokia, kuri išeis, tai yra daugiau mano sužinojimas apie tavo tą kelią, nu, vadinkim, bet vis tiek, okei, ten 2007 tave išrenka mero, ne? Tai ta kadencija palyginus gana sklandžiai, tik tai tiek, kad pinigų nebuvo. Tik tai bet vis tiek... Žinai, buvo Rusijos krizė, buvo 2008. Niekam neįdomu, nebuvo ta pozicija tikriausiai, nes visiems... O tu turi pastatyti Žalgirio areną, žinai, pinigų nėra, padaryk stebuklą iš ko nori. Ok, tai gerai, tai tu tai yra tavo partija, ne, tu suformuoja tą visą, kas tave renka, koaliciją, tą pirmą koaliciją, ne, vadinkim, vyksta krizė, gal neįdomu ten kas ką.
paminėjai Žalgirio areną, tai gerai, dabar jau čia tada 27 pirmoji kadencija tavo prasideda tokie projektai, ne? Tai vat, ar aš galiu tave pavadinti krikštatavio to projektu, ar kas, iš kur tas projektas, ar tu matei tą miesto viziją, ne? Ne, tai žiūrėk, Karoli, taigi ne pirmą kadenciją miesto taryboje, ne? Ok, jau buvai, jau tu buvai formai, jau tu, kaip sakyti, jau galėjai daryti, jau tu žinojai. Tik tai buvo nesąmonė, kad buvo paliktas man projektas už 800 milijonų litų. Žinai, tas vadinamas prancūzų lietkalnis. Ir, žinai, aš ateinu, pinigų iš vis nėra, žinai, ten keli milijonai pasiskolinti žemės darbams gal įmanoma. Įvažiuoti į tą areną, į tą salą įvažiuoti. Ir taip tu žiūri, žinai, kad per 4 metus atsiprašant, nesikeikiant, 11 metais, ne, turim turėti visus reikalus. O ten visi tave kala, ten visi Lietuvos rytas, ten kiti, žinai, kad senukai siūlo prie Megos statyti tenai. Tokių buvo net tų lokacijų. Jo, ten patikėk tenai. Ir, žinai, o mes turim projektą už 800 milijonų, kas tikrai yra, beveik už milijardą, jeigu pradėsi statyti, kad nerealu. Ir, žinai, aš einu ir sakau, kad negerai, nutraukim, nepadarysim mes to. Nutraukim šitą... Kilinam šitą projektą. Tai tu norėjai nukilinti tą areną? Ne, aš nukilinau prancūzų lietkalnį, BBI, kaip ten, Buigės International... Žodžiu, jie laimėjo, ar kaip? Jie buvo laimėję ir jie pasirašė koncesiją. Koncesiją, kur ten, neišpasakyti milijonai, žinai. Ir ką, ir mes nukilinom. Bet ir, žinai, ir ką daryti, aišku, į teismus einam. Einam į teismus, jie tenai mums 25 milijonus netesybų, mes tada suformuojam 28 milijonus netesybų, kad jeigu neįvyks čempionatas, Kaunas praras tiek, žinai. Ir galiausiai išėjom ant taikos sutarties už 1,5 milijono. Bala nematė, žinai. Jūs pralošėte tą... Ne, tai nepralošim. Taikos sutartis tai yra teisingumo sutartis ir jeigu ją teismas patvirtina, tai, kaip sakyti... Vien, visi laimingi, visi laimingi, viską. Ir ką, ir tada, žinai, kreipėmės į Eugenijų Miliūną Simą, kad suprojektuotų. Jisai suprojektavo už 250. Yra šiek tiek skirtumas. Nemažas. Ką? Nemažas. Tai gerai, Žalgirio arena, čempionatas, pats, kiek žinau, žaidi krepšinį. Taip? Ar jo, vis dar žaidi kokį ten seniorų lygį. Jo, 50 plus. 50 plus. Čia visi šitie dalykai kažkiek susiję, ar čia ne? Ne, kad matai, nuo jaunystės mes ten kažkaip kaip sakyti, šlifuodavom tą aikštelę visą laiką ir žaisdavom, tada dar asfaltinės tos dangos buvo. Aš gerai atsimenu, kaip skaudžiai ten krenti ir ten labai... Iš tikrųjų, žaidžiau, treniravausi Žalgirio draugijoje, tai gerų vardų galiu paminėti Kęstutį Marčiulionį, žinai, kitus, kieme buvo. Kartu išeidavom, aišku, jisai kečiau žaisdavo, ir kečiau mėtydavo tuos trajekus, bet žinai, kažkiek irgi išmokau. Gerai, tada vadinkim 27, turit krizę, miestą reikia valdyti, pinigų nėra, sugalvojo atstatyti areną, kiti projektai. Nebuvo pasirinkimo tiesiog. Gerai, kokia valstybės pagalba, kokia partijos pagalba, kažkas tai yra jungia šitos visus jungiklius, ar čia... Matai, 27, kai atėjau, tai ne konservai buvo valdžioj, taip, o buvo socdemai. Taip. Ir premjeras buvo Gediminas Kirkilas, amžinatilis tuo metu. Tai va, bet ką, mes pakvietėm kai ką... Svečius. Ne, kasėm kapsulę, žinai, ir pakvietėm ir tuo pačiu, bet, žinai, kaip nujausdami, kvietėm ir Kirkilą, ir mūsų partijos pirmininką Andrių Kubilių. Okay.
Tai ta prasme jo, tai aišku, tik tai partijos pirmininko nėra ant to pasirašymo akto, Kirkilas yra, Miliūnas yra, arkivyskupas Tamkevičius yra, ten, nu ir visi kiti. Tai va, tai, nu ir ką, tai, bet kažkas sugalvojo provokaciją, kad ne tik tai kapsulį įkasti, bet atvežė krepšinio lentą. Ir žinai, ir man Vilius Kaminskas, vedantysis, skelbė, sako, nu, o dabar jau kapsulė įkasta, viskas baigėsi, oficiali ceremonija baigėsi, o dabar pakviesime, sako, pakviesime sumesti baudas, ir kurios išaiškins, kas finansuos areną. Wow, čia šito, aš asmeniškai negirdėjau šito dalyko. Nu, yra nuotraukos tenai, dar, man atrodo, jau tada ir Facebookas atsirado. Tai, nu ką, premjeras stoja, Gediminas Kirkilas, amžinatlis, nu ir ką, iš 5-3 įmeta iš baudų. Okay. Man jau taip, žinai, kilnojasi, žinai, taip viską nugalvojau, o tai kaip čia dabar, nu pralošiu, mes ir taip pinigų neturim, ir taip viską. Iš 5-5. Čia kas sumetė 5? Tu iš 5-5. O tai gerai, kas pralošė, tas finansuoja? Nu, tai taip buvo paskelbė. Bet jo laimiai, kad paskui atėjo ir buvo išrinktas Kubilius. Ir... Nu, reikėjo tęsti darbus. Nu, tai tada jau, aišku, buvo daug geriau. Tai, žinai, trečdalių. Jeigu tai pasižiūrėsim iš tų 252 milijonų, tai ką, nu, po trečdalį savivaldybė, po trečdalį Europos Sąjunga, po trečdalį valstybė finansavo. Tai va taip ir pavyko. Okay, tai realiai pirmą kadenciją arenos statybos, kokie dar projektai, vat ką dar miestas darė tuo metu, nu, vadinkim, dar, aš kiek žinau, Laisvės rekonstrukcija. Tai čia jau į pabaigą jau pradėjau Laisvės. Jau pradėjai kažką judinti, bet čia pirmos kadencijos? Ne, čia antros. Jeigu taip pagal faktų žiūrėt, nu ką dar pavyko, nu žinai, nu, ir Juozapavičiaus prospektą. Jo, tai šitą. Paskui irgi va čia dabar naratyvas eina, kad susprogdinau Panemunės tiltą. Tai noriu patikslinti, ne iš pirmo karto. Ne taip lengvai sprogo? Ne, per mažai sprogmenų inžinierijos. Man atrodo, irgi atsimenu, kad kažkas ten nepavyko. Jo, pradžiai nepavyko, po savaitės susprogdinom, bet sprogdinom dėl to, kad pastatyti geresnį. Tai va, tas Panemunės tiltas. Kiek važiavau? Galim apie Girstučio ten rekonstruotą baseiną šnekėt, galim Parodos kalną šnekėt, galim, nu, sakau. Ta prasme, vadinkim, iš to jauno konservatoriaus, kuris pateko į tarybą, jau praėjęs antrą kadenciją, tapot mero ir tų skaudulių, tų miesto darbų atsirado vis daugiau ir tų atsakomybių natūraliai atsiranda daugiau. Tai pagrindinis klausimas, kaip man, kaip žmogui, kaip kyla, kiek ta mero pozicija yra politiška, ne, vat kiek tos įtakos, vat, pavyzdžiui, tie, nu, jūs savo, kaip sakėt, step by step nuėjo tuo keliu, tu nuėjai tuo keliu, kad, vat, pats viską padarėjai. Ir, nu, vis tiek jau meras ta vieta, kai jau ir tai partijai svarbi pozicija, vadinkim, nu, jau nėra taip, kad jinai, nu, vis tiek antro palį dydį miesto meras, bet kuriai partijai yra figūra. Ne, nu tai kaip lygiai taip pat, bet kuriai partijai savo merai yra svarbus, nu tai nenori, kaip sakyt, dabar socdemai be pigų gali didžiuotis, kad daugiausiai merų turi, bet, nu, pamatysim, kaip bus per būsimus savivaldos rinkimus, bet ir mes, kad ir turim ten, sakykim, Palangos ar Vilniaus ar Pasvalio, žinai, ar Molėtų, nu, kol kas kukliai turim, bet aš manau, kad išauginsim tą skaičių, nes tikrai tos pozicijos yra svarbios. Svarbios, ne? Tai dabar, vat, paprastam žmogui kyla klausimas, kuo jos svarbios, kokią žinutę tas meras gali transliuoti ir kiek jis, nu, savo tos pozicijos gali transliuoti, ar jis jau turi partijos poziciją labai transliuoti, nu, buvai, nu, priklausai partijai, po šiai dienai žinau, kad
kad atstovauji vis dar tą pačią partiją ir kiek, vat, nu, nes tų antraščių skaitom, mes mokam skaityti, Nu, tai- kad meras ten negali žodžių pasakyti, nes ten, žinai, tavo atveju, vadinkim, kad jis ten priklausomas nuo valdžios, kuris sėdi Vilniuje ir daro už jį sprendimus. Ar čia tiesa, ar čia melas? Nu, žinai, aš neįrodysiu. Nu, ne, taip, čia pokalbis, čia dokumentais to neįrodysiu, bet man atvirkščiai sakydavo kolegos, kad per mažai klausai partijos. Tai, negi dėl kiekvieno dalyko lakstysi į Vilnių ir klausai. Taip, nepaslaptis buvo ir pasikalbėjimų Turniškėse ir su tuo pačiu Andrium Kubilium, žinai, premjeru ir viską, bet tu kalbėdavaisi apie esminius dalykus. Sakykime, esmė buvo, pavyzdžiui, kad Kaunas gautų 100% GPM finansavimą, taip toliau, žinai, aš atsimenu, labai Dainius Kreivys palaikė, taip toliau, tada ir Ingrida Šimonytė, paargumentavo, savo argumentus pasakė, bet sutiko. Ir Kaunas iš tikrųjų šiek tiek gavo didesnį finansavimą, nes GPM-as yra pagrindinis savivaldybių finansavimo šaltinis, be tų visų valstybinių biudžetinių dalykų. Tai va, bet nėra, kad tu lakstytum dėl kokios gatvės klausimo ir klausim tenai, kas kaip būdavo, žinai. Bet esminis, ko tau sakau, ypač kai po tos krizės, žinai, kai tau finansavimas, kai turi vos ne, žiūri, kaip neišjungti gatvės žibintų, žinai, nes kad susimokėti ESO už elektrą. Ok. Tai vadinkim 2007, antra kadencija kelintais? Tai 2007, 2011. Bet ten įvyko toks dalykas, nežinau, ar čia rodysit, ar iškirpsit, žinai, tada išdūrė, ten buvo tas naktinis pasisėdėjimas Saulėtekyje ir susibūrė koalicija, nors mes ir laimėjom daugiausiai mandatų, tuos pačius ar 14, ar 15. Tai, bet ten Saulėtekyje susibūrė Visvaldo organizuota chebra, žinai, ir jie tada susirašė per naktį, nors mes turėjom koaliciją su jaunalietuviais, liberalais ir Tvarka ir Teisingumu, ir turėjom daugumą, bet jie per naktį apsuko viską kitaip, žinai. Ir tada pusmečiui jie turėjo pastatę Rimantą Mikaitį pastatė meru, žinai, nes, matai, labai buvo didelė pagunda, kad kas perkirps juostelę. Norėjau paklausti, ar teko tau kirptą projektą? Neteko. Bet aš labai džiaugiuosi, nes, matai, iš tikrųjų tada ir operavimą ten toks Romanovas dar tada paėmė Arenos. Tai, žinai, buvo tas pirmas valdytojas. Pirmas valdytojas, operatorius. Tai aš kažkaip nesigailiu. Žodžiu, neteko. Gyvenimas nebūtina visur tas juostelės perkirpti. Ok, tai neperkirpai juostelės, tada sugrįžai, ne? Sugrįžai. Pavyko sugrįžti? Matai, kažkaip, pavyko. Galvoju, negi tu čia dabar aimanuosi, kad kažkas tave išdūrė, ne? Ir mum persukam žaidimą. Po pusės metų grįžau. Jėga. Grįžai, viską, darbų jaučiu buvo vėl prisikrovę visokių. Nes jau, kaip sakyti, jau Arenos juostelė buvo kam perkirpti, pasididžiuoti, buvo kam. Reikėjo kitus darbus daryti. Gerai, kokie darbai? Kokie antros kadencijos darbai? Esminis tai buvo... Laisvės alėjos rekonstrukcija? Ne, buvo esminis, tai, matai, labai buvo, jeigu pasižiūrėsi, tai šilumos kainos baisios Kaune buvo baisios šilumos kainos, jeigu, sakykime, žmonės uždirbo 1000-1200, tai vos ne 900 atiduodavo už šildymą. Tai tai buvo mums esmė atpirkti ar nepratęsti, galima sakyti, su Gazpromu Kauno termofikacinės elektrinės sutarties ir susigrąžinti visą šilumos ūkį į savo rankas. Pavyko? Ir taip. Geras. Tai suvadovai šitam visam. Šitą juostelę tu kirpai, ne? Ne, ten juostelių nebebuvo. Nebebuvo jau. Sumažėjusios sąskaitos.
Bet žmonės vis tiek Jo. naudą turėjo, vadinkim, Jo, tai- tavo dėka, vis tiek tam reikėjo vadovauti, ne? Nu, taip, nes aš kai paklausiu, kas norėtų eiti vadovauti Kauno energijos Nieks stebėtojų nenori. tarybai, tai pačiam teko. Ai, eiti. pats ėjai vadovauti. Okay. Nors, aišku, man irgi tada, tai buvo, nu ką aš ten, taigi visi yra geresnių energetikų, yra ta. Teko eiti gilintis, viskas spręsti. Įsigilint. Klausyk, jau prieinu prie tokio įdomaus dalyko, nu tai Žalgirio areną pastatė, įvyko čempas. Tarp kitko, dar esam užkirtę savo laiku, kad nebūtų parduodamas Žalgirio arenos pavadinimas. O, Žalgirio arena Ir viskas. Ir viskas. Yra įtvirtinta miesto tarybos sprendimu, nors pasakysiu, nu, gal geriau archyvams paliksiu. Žinai, kad ne visi balsavo. Ai, ne visi balsavo. Kad būtų patvirtinta Žalgirio arena. Bet Žalgirio arena, viskas. Jo, viskas yra užkalta. Užkalta. Manau, kad gerai. Nu, Tai jau žinau iš tokių patikimų šaltinių, po čempo liko kažkiek pinigų mūsų federacijoje, dabar čia krepšinis ant bangos, visi šneka apie krepšinį. Sakyčiau, bangelė. Banga, tai nepasakysi, kad jau ten turim rūpesčių. Taip, bet žiūrėk, rūpesčiai tai yra tobulėjimas, mano akima, ne? Nu, gerai. Ir vizitas buvo pas jūs, ne jūsų miesto meras, sako, statom kažką. Tu, vėl ne jūs, o tu. Tu. Sako, bet ar tau sako, tu, Andriau, statom, norim krepšinių namų. Tai namų. jeigu ateina Vladas Garastas, amžinatis, jeigu ateina Sabonis, taip, nu, ten. Tai jau ten nėra. Ten. Žinai, taip jau daug nešneka, žinai, o. Tai kokie jūsų darbai, pavyzdžiui, įgyvendinant krepšinio namų? Jo, tai mes tiesiog, kaip sakyt, aišku, gal ir nedėkingą vietą pasirinkom tenai senamiestį, nes ten reikėjo pilną archeologinių tyrimų daryti, žinai, viską. Nu, bet, žinai, suplanavom, kad gatvė vadinsis Santakos. Santakos. Jūs čia pavadinot. Jo, ir kad tas objektas Santakos 11. Nu, simboliškai. Čia simboliškai. Sabas, Santaka 11. Tai va, tai jo, aš neskaičiavau ten, jie patys šiek tiek giriasi, kad ar 7 ar 8 milijonus užsidirbo po Europos čempionato. Aš ten kitą sumą girdėjau, bet. Nesvarbu, čia neskaičiuojam, bet kad jie viską darė. Tavo vadovavimo laiku. Jo, iš mūsų buvo pareiga sutvarkyti žemės sklypą, archeologinius ir statybos leidimo. O jie ten iš ko finansavosi, tai čia jau, kaip sakyt, federacijos reikalas. Bet jūs tuos darbus padarėte, attikot ir čia iki 2015 jūs ten spėjot į tą. Ne, pats pastatas iškilo vėliau. Ne, tai žinau, pastatas 2020 iškilo, o mes ten nematomus darbus darėm. Tai jo, bet jūs esate prisidėjęs sklypukai, kaip dabar negali sakyti sklypukai, dabar čia truputį kitaip skamba tie sklypukai. Bet, žodžiu, buvo darbų, kad tas projektas įsigyvendino. Tai va, taip, kažkaip geruose santykiuose buvom ir dėl Žalgirio arenos, ir dėl. Tai panašus vizitas buvo, aš atsimenu, ir 2007, kai tas pats amžinatelis Garastas ir Arvydas Sabonis atėjo ir sako, reikia čempo, reikia, kad čia vyktų Kaune. Taip, natūralu. Sakau, tai kad čia lieka 3 ar 4 metai. Nelabai daug laiko. O sakau, Ziemenso nenunešim. Bet sako, reikia. Reikia padaryti, reikia ir viskas. Ėjot į priekį tą linkmę. Ne to žodis ėjome. Žodžiu, esat prisidėjęs prie šitos veiklos, žinot, kaip ten viskas veikia, juostelės nekirpot, bet labai nepergyvenat, viskas ok. Žinai, kirptum juostelę, tai tada reikėtų pasimti tą dalį, paskui kažkur namie pasidėti. Dar, kam apsikrauti? Neapsikrauni, žodžiu, paprastas vaikis, lakstantis Kauno miesto gatvėmis, tai ok. Pabaigiai kadenciją ir dabar vėl man paprastam, ar
tas va Seimo nario. Jis atėjo jau čia iš partijos, jo tikriausiai, ne, kad Ne, jau kažkaip ten... gal natūraliai 15 pasibaigė kadencija, aišku, buvau vėl išrinktas, nežinau, ten eilinį kartą kelintą kadenciją į miesto tarybą. Taryboje nebuvo ir... Buvau miesto tarybos narys, ir žinai, ir atėjo 2016 metai, ir ką, pasiūlė kandidatuoti. Bet tau nepaėjo, ne? Jo, bet niekas už ausų netempė. Bet tavęs kaip ir neišrinko, tu paskui palei sąrašą Jo. Ten pasitvarko, ten... Jo. Matai, ten mums visiems nepaėjo, ten, jeigu pasižiūrėsi Kaune, tuose apygardose ėjo valstiečiai, žinai. Valstiečiai. Jo, valstiečiai varė tenai. Žinai, bangos, kaip sakai, paėjo bangos ir mūsų neišrinko, paskui, žinai... Paskui kažkaip palei tą... Paskui kitos bangos. Kitos bangos ir politikoje natūralu. Jo, ir tas, vėl įdomumas, kuo skiriasi, tas darbas ten taryboje, darbas mero. Ir tu nueini jau į tą plačią politiką, jau esi ten kalno viršūnėje, ne? Kiek? Ne, kalno viršūnė, ten Daukanto gatvė. Bet tu vis tiek jau esi aukščiausiai lygoje, ne? Žaidėjai aukščiausiai lygoje. Ir ar tu gali kažką ten kurti, ne? Kūrėjas būti? Ar tu tik tais kiekvieną dieną... Ne. Esat kūrėjai, jūs ten dar kūrėt, gerų dalykų sukūrėt, mum visiems, nes mes, žinai, gyvenam, įsisukam į savo reikalus ir, vadinkim, taip gaunasi, kad valdžia vis tiek mums duoda ne visą laiką, ką mes norim. Taip, suprantu. Matai, jo, gerai pasakyti, ten aukščiausia lyga ir ten rezultatai neteina taip greitai. Ten, žinai, turbūt, aš dėl to suprantu tos ilgamečius Seimo narius, kurie pamato rezultatą nuo pirminės idėjos iki jos realizavimo. Iš tikrųjų, ten gali ir 4 metus pradirbti, prisiūlyti visokių iniciatyvų, bet tos 3 prie stadijos, vis tiek yra pasiūlymas, yra pateikimas, svarstymas, priėmimas, žinai. Ir tu ten, o dar ten visokių yra bairių, ten, kad gali ir pasikreipti į konstitucinį teismą, gali ekspertinės išvados paprašyti, gali ten tą. Ir tu gali su geriausia idėja nepraeiti per 4 metus. Bet aišku, kas labai svarbu, kad rasti, neužsiciklinti, būti pozicijoje ir opozicijoje. Labai svarbu bendrauti, labai kontaktas, svarbu... žodžiu. Nes kitaip nepraeis tavo nei geriausia idėja, nei ką, žinai. Tai žodžiu, kada nueini jau į tą aukščiausią lygį, nesvarbu, kokiai tu ten politiniai pusiai, tu vis tiek turi su visais bendrauti. Absoliučiai. Jeigu tu ten tik tai būsi, savo, kaip sakyt, mygtukos spaudytojas, tai tu ten nieko nepadarysi. Tai žodžiu, čia jau ir išiškėja savybės, kad, kuo tu bebūtum, ten merų, tarybos narių, ar ten Seimo narių, ar toliau, tu vis tiek turi būti kontakte su visuomenė, žmonėm ten. Ir su visuomenė, ir su žiniasklaida. Žiniasklaida tave ten irgi kasdieną ten valgo. Kaip sakyt, vis tiek turi į Seimo salę ateiti, žinai. Tai, žinai, o ten klausimų taigi nieks nederina. Tai, nežinau, gal su kažko ir derina, bet turi irgi pasisakyti įvairiausiais klausimais, tai turi savo komitetą. Aš labai džiaugiuosi, kad dirbau abi kadencijas ekonomikos komitete. Tai man čia tas pats kaip studentui, kaip sakyt, atėjusiam į miesto tarybą, tai lygiai taip pat ir Seime ekonomikos komitete labai praplėtė ir akiratį, ir žinias, ir visa kita. Ir, tiesiog aš manau, kad tai, kaip sakyt, tam tikrai gyvenimo universitetai. Tai kiek? Tai 2016 išėjai į pirmą kadenciją, ne? 18. Paskui, nes ne iš pradžių, nes vienmandatė, ir pasislinko sąrašas. 4 metai, ne? Ir 2 metai ir paskui dar 4 metai. 2 ir 4. Ir viskas, ne? Aukščiausią lygą pas tave baigęs?
Nu, žinai, dar, kaip sakyt, jau galėčiau bet ne, į prezidentus neįsiu. Klausimas mano, aš žinau, girdėjau, pats man sakei, kad, nu, vat, po tos aukščiausios lygės reikia gyvenime toliau kažką daryti. Ir ieškojo Vytauto didžiojo muziejus, karo muziejus, vadovų. Konkursas toks buvo, ne? Nu, Lietuvos laisvės kovų skyriaus vedėjo pareigybė buvo paskelbta, aš tenai kokiuose 4 ar 5 konkursuose uždėjau. Užsiregistravęs buvo. Varnelės. Kažką reikia daryti toliau. Žinai, nu, taip. Nu, ir nuėjau, žinai, ir... Tai dabar esi muziejininkas, taip? Aš tai labai džiaugiuosi. Žinai, nu, ta prasme, aš tai pasakyčiau, kad, matai, muziejininkas ir istorija tai yra, kaip sakyt, politika, užkonservuota politika. Ten pasiknapščius ankstesnių amžių užkonservuota politika. Ten. Man žiauriai įdomu. Nu, nežinau, kiek ten tempsiu, žinai, ar pavešiu, bet... Tai teisingai supratau, įvyksta tavo gyvenime lūžis, kad vat, Seimo narys ir vat, reikia kažką daryti ir čia vat, ir esi laimingas dabar? Nepaprastai. Nu, ta prasme, aš, žinai, kai šiaip tai žiūrinėjau labiau darbus Vilniuje. Žinai, lakstai, bet kita vertus pagalvoju, nu, po 50 000 kilometrų pravažinėti per metus Vilnius Kaunas, ne, tą autostradą šlifuoti. Ir dabar pats, nu, aišku, kategorija, atlyginimai gerokai mažesni, viską, žinai, bet tu čia Kaune ir tu kasdien vaikštai tomis gatvėmis ir tu bendrauji su tais pačiais kauniečiais, kauniškiais ir visai, ir žinai, nu, kai manęs niekad nežavėjo pats Vilnius, nu, ta prasme, ir neapkaltins, ir, žinai, ir dabar ir spėjai visas Žalgirio rungtynės pagaliau. Nueini į tą... Ne taip, kaip būdavo, sėdėsi į mes, žinai, jau Žalgiris, lyga, jau reiktų lėkti, žinai, jau, dar čia balsavimai, dar čia viskas, ir, žinai, ir paskui. Bet aš žinau kitą dalyką, šiandieną priėmiau tave į Facebook'o draugus ir matau, kad esi savanoris. Šaulys. Taip jau gavosi, kad esu dabar šaulys, nebe savanoris. Iki 2018 buvau karys savanoris, bet gavosi taip, kad išrinktas į Seimą nebegalėjau būti. Nu, tai pasakė teisininkai, nors kitose NATO šalyse galima ir nacionalinės gvardijos narių būti, ir merų, ir kongresmenų, ir taip toliau. Nu, bet čia atskira kalba. Tai va, tai paskui perėjau į šaulius, nu, ir dabar šauliauju, kaip sakyt, tai, nu, irgi tam tikra savanoriška misija, visuomeninė misija, o džiaugiuosi, kad sūnus kariuose savanoriuose, tai va, tai mes kažkaip taip bandom taip rūpintis ir ginti ir stovėti už tėvynę. Tai klausimas yra apie šaulius. Kiek tai atvira organizacija, nes, nu, tenka daug domėtis, numatyti antraščių, visą kitą ir, na, mano pareiga, mano kaip piliečio, kaip veikėjo, na, irgi integruotis į tą suvokimą ir ką, nes, nu, neduok dievę, ne, kaip sako, neduok dievę. O kas jeigu? Ir ne vieną kartą esu pagalvojęs, kad gal laikas ateiti ir visą kitą, bet aš, nu, truputį jaučiu, kad ta dabartinė šaulių organizacija truputį tokį turi, nu, vat mes, nu, va tokia lyg yra arogancija, kažkokia va tokia, kad nu, mes norim į ją eiti, ne, bet viskas, nu, vat, kaip, vat, nes jeigu aš tai pajaučiu, tai matomai, kad kažkas irgi taip jaučia, nes, nu, mūsų pareiga, mes tai už tą gynybą ir mes tas nematomas kovas kovojam, vadinkime, mes turim tų įrankių kaip instrumentų, bet vis tiek, nu, tai yra, vadinkim, mūsų, nu, vat, savanoriška veikla ir visa kita ir kažkaip, vat, sakau, ar man tik taip atrodo, ar šauliai, nu, nes taip atrodo, kad norėtųsi, kad, nu,
pasijungiam, dabar pasijungiam, kada jau nebus laiko, kada neduok dievę, kaip sakau. Taip. Tai nes tas pasijungiam, lyg ir norėtum, bet ten kažkaip, žinai, visi stovi dabartiniai situacijai ir kažkaip... Ne, ar čia tik taip? Jo, ką pats sakai, aš galiu suprasti dėl to, kad trūksta pajėgumo. Pirmiausia, vis tiek tu turi praeiti bazinį šaulio įgūdžių kursą. Kiek tai trunka? Savaitę. Savaitę? Jo, savaitę, miškuose, ten kareivinėse ir poligonuose. Bet trūksta instruktorių ir susidaro labai didelė eilė. Okay. Ir žinai, gali dėl to susidaryti įspūdis, kad kažkas tavęs nelaukia. Tu, aš pasiruošęs, aš ateinu, taip toliau. O mes, iš tikrųjų matom labai ir ypač po tos Ukrainos karo aneksijos ir viso to Rusijos 2022 matėm labai didelį šuolį. Bet labai trūksta instruktorių. Niekas negali paruošinėti viską. Vis tiek reikia, yra ir resursai, ir visa kita. Ir čia gali dėl to, kaip pats sakai, susidarytų įspūdis, kad tavęs nelaukia. O iš tikrųjų, tai veiksmas vyksta. Jau dabar 20 000 šaulių yra, kai palyginus kažkada buvo apie 15-16, tai per tuos keliarius metus tikrai išaugo ženkliai, bet tikrai reikėtų visuomeniai turėti kantrybės, pirmiausiai kantrybės, nes mes patys matom, aš pats pagal savo Žalio velnio kopą matau irgi kaip... Žalio velnio kopą. Taip, legendinio partizano Misiūno kopą. Tai mes irgi matom, kaip atsinaujina, keičiasi, kaip žmonės viską, bet reikia laiko, iš tikrųjų turite suprasti, kad neteisi kaip į parduotuvę ir nusipirksi narystę. Na ir tokia istorija mums susitikus išgirdau apie vieną mums įdomų dalyką, bocmanas. Alų mes geriam dažnai ir papasakok mum apie vieną tokį, fainą istoriją papasakok, galui papasakok apie burmistro alų. Kauno alus išleido burmistro alų. Gali papasakot šitą dalyką? Aš nežinau, kiek dabar galėčiau čia atskleisti, bet aš kaip ir niekam neįsipareigojęs, bet jo... buvo toks dalykas, kad pakvietė tuometinis Kauno alaus direktorius, pakvietė mus aplankyti Rusius į svečius ir iš tikrųjų buvo prezentacija, aprodytos labai įspūdingos, iš tikrųjų kiekvienam rekomenduočiau, nežinau, ar jie dabar daro, bet Rusiai įspūdingi, Žaliakalnio kalne. Nesu buvęs, aš po šiai dienai. Žinok, o tokios bačkos ir aš suprantu, kad tai sukuria unikalų skonį. Tai aišku, paskui buvo degustacija, tai visa ir taip, man sako, tai reiktų ir kažkaip mero alų sukurti, žinai, sakau, kad nelabai skambėtų, žinai, bet sakau, jeigu jūs burmistro alų sukurtumėt, sakau, istoriškai, nes prie mero tai prisikabėtų, kad čia užsakytas reikalas. Ir, žinai, po keletos mėnesių, 2-3, atneša dėžę Kauno alaus. Kauno alaus burmistras. Aš labai gerai atsimenu ir mes bocmane iš tikrųjų, kai tik atsirado, fainas butelys atsidaro, viskas ir skanus, geras alus. Aš nežinau, dabar jis dar yra ar nėra, bet... Man atrodo, dar yra. Liktai mačiau, dabar aišku, Genys perpirko ir... Neaišku, ką ten su jais veiks, bet esmė, kad iš tikrųjų jie ir mes po to, vietoj to, kad reprezentacinių dovanų, nes būdavo tradicija, kad savivaldybė kažkam ten ar užsienio delegacijoms, ar ten kokį blanknotą, tušinuką, vyno butelį ten anykščių, tai pakeitėm į burmistro alų. Tai tiek visi būdavo patenkintis. Mūsų miestas partneris, Lipės apskritis, tai jie tenai iš viso ten užsisakinėjo paskui dėžėm, žinai, nes... Kažką gero ir alaus kultūros nuveikęs. Tai reikės tikriausiai iš Genio
užsakyti, kad visada Botsmane būtų burmistro alus. Manęs tarp kitko paprašė, sakė, ar tu gali aprašyti istoriją. Istoriją? Jo, bet dar nespėjau aš jiems aprašyti. Tai Tai ką, gal Andriu paskutinis klausimas, kas toliau? Dar domina Olimpo kalnas ar jau gana to? Ar eisi dar? Oi, ne, aš žinok, aš dabar Ramus dabar, laisvas, gali drąsiai eiti gatve, gali pakalbinti Botsmaną, alaus išgerti, galiu į nealkoholinį. užeiti. Jėga, tai ačiū apie tavo istoriją ir iki kitų pasimatymų. Ačiū tau, Karol. Ačiū.